identiteto sutikslinimas turi vykti visą gyvenimą ir be jo žmogus negali būti nei sveikas, nei laimingas, nei efektyvus. Tai yra tiesiog fiziologinė išraiška procesų, kurie vyksta organizme, psichologiniam, psichiniam, emociniam lygmenyje. Ta žmogus, kuris prokrastinuoja, jis gyvena chroniniam strese ir su juo reikia tvarkytis. Reikia pakeisti savo psichologinę emocinę būklę tokiu būdu, kad jūs pradėtumėt jaustis atsipalaidavęs, kad jūsų nekamuotų stresas ir tuomet natūraliai organizmas pradės gaminti hormonus, kurie suteiks energijos, kūrybos, noro judėti į priekį tiek, kad jūs negalėsite sustoti. O tokia Greta Krušaitė. Vien tik tos stories tiek sukurti ir ne šiaip savo prasmingus, tai reikia pasiruošti tekstus, turinį prie viso esančio gyvenimo, kuriame yra sportas, kuriame yra vaikas, kuriame yra darbas, komanda, kurį reikia prižiūrėti. Tai yra viskas valios pastangomis klausimas. Aš manau, kad jeigu Gretai uždrausti tą daryti, jai bus bloga. Po mūsų identiteto sutikslinimo aš tiek pajaučiau, kokios yra mano vertybės, tiek atradau save, kad man nebereikia kiekvienais metais išsikelti tikslo, man nebereikia susirašyti vėl kažkokių planų, nes aš žinau, koks mano gyvenimo planas. Aš žinau, kas man yra svarbu. Ir man, kaip kitiems, nereikia tenai sėdėti su draugais, vynelį gerti, aptarinėti kažką. Aš mėgstu tai, ką aš mėgstu leisti laiką su vaiku, man patinka lavinimas, mes lankom tos 7 intelektus, man patinka sportas, man patinka mityba, man patinka atostogos, patinka kūryba, patinka bendravimas su žmonėm. Yra taip žmonės, jie grinai gyvena iš to streso, iš tos įtampos ir netgi būna, atrodo, ir santykiai pas juos geri, atrodo, ir šeima yra, ar ne, ir verslai kažkokie yra, ir jie atrodo gyvena viską, bet jiems reikia to tokio atsigavimo, išėjimo, kad juos kažkas pamatytų su kažkokiais batais naujais, prisigert, kaip aš sakau, kad jie atlaisvėtų, kad jie gal daugiau juoktųsi. Nežinau, man tokio nėra dalyko. O dėl atidėliojimo, dėl prokrastinacijos, ar yra iš visus to problema? Nėra, aš tiesiog, jeigu aš susiplanavau ir aš padarysiu viskas. Mane tik tai taip, nes aš jeigu noriu, tai aš ir tikrai tai padarysiu. Tai yra nereikia pastangų? Nėra pastangų.